Taigi sveiki visi, su jumis sveikinuosi, aš Raudonasis Lapinas ir šiandien jums parodysiu, kaip žaisti Minecraft Skyblock žemėlapį su draugais. Tad nieko nelaukiam ir, nors žinai, gal biškį palaukiam. Turbūt mane žiūri, bet manęs neprenumeruoji. Taip daro ir daugelis kitų jūsų žiūrinčių. Tad jeigu mano turinys tau tikrai patinka, paspausk mygtuką like ir paspausk mygtuką prenumeruoti. Ačiū tau. O dabar keliaujam mokytis. Keliaujam. Gerai, tai pirmiausiai dabar tiesiog užsisakykime Minecraft paslaugą. Tai keliaujame į naršyklę, keliaujame į redfoxcloud.com, galime prisijungti, aš jau prisijungęs, todėl man rašo čia valdymas, jeigu būsite neprisijungę, jums čia rašys prisijungti. Tai tiesiog paslaugos, žaidimų serveriai, Minecraft hostingas, užkrauna štai tokį langą, tada čia pavažiuojam žemiau, yra du pasirinkimai, arba Minecraft Lite, arba Minecraft Pro. Čia galite pasiskaityti, ką turi Minecraft Pro, ko neturi Minecraft Lite ir spaudžiam užsakymas, pasirenkam kiek norime gigabaitų, tai tarkim kokius 8 laikotarpį, spaudžiame tęsti, susigeneruoja krepšelis, galima panaudoti nuolaidos kodą 5%, gausite 5% nuolaidos kodą ir čia pasirenkam kuo apmokėti ir apmokame, žinoma paspaudžiame dar čia. Jeigu sėkmingai padarėte apmokėjimą, ir jums patvirtino, kad jūsų paslauga yra įsigyta, tai ją rasite paslaugų skiltyje. Kaip matote, štai čia yra mano Lapino urvas. Ir dabar belieka du keliai. Tai vienas labai lengvas kelias ir vienas šiek tiek sudėtingesnis, bet su papildomais bonusais. Pradėkime nuo lengviausio. Tai keliaujame į paslaugą. Spaudžiame skiltį instaliacijos. Tuomet žemėlapiai. Skirtumas tarp Lite ir Pro versijų labai didžiulis, kad Pro versijos turi modifikacijas, o Lite šitų dalykų atsisiųsti ir įsirašyti vienu mygtuko paspaudimu negali, plus turi prieimą prie visų failų serverio. Tai spaudžiam žemėlapiai ir dabar paieškokime čia Skyblocko. Va, kaip matot, yra Skyblockas. Aš paspaudžiu įrašyti reikiamą Minecraft versiją, čia yra 1.16.4, spaudžiu įrašyti. Bam, bam, biškį palaukiam ir serveris bus jau su Skyblock žemėlapiu. Jeigu štai užsišvietė toksai žalias mygtukas pasidarė ir matome baltą varnelę, vadinasi viskas yra įrašyta, galim dar paspausti konsolę, matom timings reset, žodžiu viskas puiku, viskas veikia, beliko tik tais įsijungti 1.16.4 versiją ant kompiuterio ir galima žaisti. Na, o dabar papasakosiu apie šiek tiek sudėtingesnį kelią, tačiau jis turi papildomų bonusų, kad mes nesam prisirišę prie turimų tų pasaulių ir mes galime įsirašyti kokį norime pasaulį. Tai ką mes dabar turime čia išmanyti ir padaryti, tai keliauti į skiltį FTP MySQL Rcon. Tai štai čia atsidarys jūsų visi duomenys, bet mums aktualiausia yra FTP informacija. Jums reikės FTP programos. Mes naudojam WinSCP, bet jeigu jūs turit kitą mėgstamą ir suprantat, ką darot, kaip pavyzdžiui FileZilla ar dar kokią kitą, tuomet galit naudoti tą. Susitinkam WinSCP. Ok, tai aš jau esu atsidaręs savo FTP programą, jeigu jūsų programa yra kitokia, vaizdas gali skirtis. Jeigu nežinote, kaip naudotis WinSCP programą, yra padarytas video apie tai, jis tupės šio video aprašyme, tai tiesiog paspauskit, pažiūrėkit, labai paprasta, labai nesunku. Tai būtinai pasižiūrim, kad failo protokolas būtų FTP, nes dažniausiai būna SFTP, tai mes padarom FTP, kur serveris vedam IP, tada prisijungimo vardas, kopijuojam ir vedam į vartotoją ir prisijungimo slaptažodį mes kopijuojam ir vedam į slaptažodį. Ok, ir kaip matot, mes jau esam prisijungę prie savo serverio failų. Tai kuomet jau šitas dalykas padarytas, belieka tik susirasti norimą pasaulį, kurį mes norim įsikelti. Tai pavyzdžiui, aš čia truputėlį pasiieškojau ir susiradau, kad aš visai norėčiau išbandyti Lucky Skyblocką, kas iš esmės yra Skyblockas, tik su kažkokiais Lucky blokais, tai kaip spėju bus, kažkokių keistų dalykų, kur, šiek tiek netradiciškai visas žaidimas keliaus. Tai aš jau turiu atsisiuntęs jį, štai čia yra jo failai, jie jau yra pas mane išskleisti, tai kaip matote,
štai va tokia šūsnis įvairių failų. Tai ką mums dabar reikia padaryti, tai tiesiog pažymėti visus va šituos va failus. Spaudžiam Ctrl ir C mygtukų kombinaciją, kad nusikopijuotų. Grįžtam į WinSCP, keliaujam į pasaulį, susirandam World, šituos visus pažymim, nežinau, kodėl man čia kodėlgi čia nepasižymėjo. Gerai, jeigu jums taip sugalvojo pažymėti, labai gerai. Spaudžiam mygtuką Delete, juos visus ištrinam ir tuomet naudojam kombinaciją Ctrl ir V ir įklijuojam visus failus iš būtent mūsų Skyblock pasaulio. Kaip manote, failai yra įklijuoti, dabar beliko tiesiog paimti, pasijungti ir patikrinti, ar viskas gerai, prieš tai dar perkrovus serverį. Būtinai perkrauti serverį reikia. Ir kaip matote, štai aš jau esu savo pasaulyje ir yra nuotraukose matytos visos salos, yra mūsų chestas, medis ir pilnai paruošta, sutvarkyta Skyblocko sala, kurią galite mėgautis kartu su draugais. Tai šitaip lengva netgi ir paprasta ir jau net nebežinau kaip pasakyti, bet tikrai labai įdomu ir fainai yra išbandyti ir įsirašyti Skyblocko žemėlapį į Red Fox Cloud serverius bei žaisti Minecraft'o Skyblocką su draugais. Taigi su jumis buvo aš Raudonasis Lapinas, jeigu pamoka patiko, būtinai paspauskite mygtuką patinka, prenumeruokite Red Fox Cloud, parašykit man kokį komentarą, nes jau pasiilgau jūsų komentarų. Na ir sakau iki kitų pamokų ir kitų susitikimų. Ate!